Sveiki, dabar parodysiu Jums skiepijimo būdą, kurį sugalvojau pats, dar anksčiau niekur nemačiau. Šis skiepijimo būdas pravers galbūt medelininkams, o galbūt ir bet kam, bet kuriam sodininkui. Ir esmė yra tokia, kad užaugo vienmetukas augalas, šį kartą obelaitė, ir yra tik vienas stiebas, vienas kamienas. Žiūrėkit, užaugo tik vienas stiebas, vienas kamienas. O pavyzdžiui, mes norime iš karto įskiepyti kelias veislės. Pirmas variantas, mums reikėtų nukirpti čia, tada užauginti vainiką ir tik tada įskiepyti. O čia aš pabandysiu ir man jau ne kartą buvo pavykę. Ir aš dabar įskiepysiu tiesiog veislės, tiesiog šakutes dabar tam, kad jau iki rudens užauginti šeimos obelį iš vienmetuko. Ir žiūrėkite, ką aš dabar darysiu. Tiesiog nuo kito sodinuko paimsime uogelę. Dabar jau pavasaris ir jau skleidžiasi pumpurai, bet ant šios veislės dar miega, todėl bandysime įskiepyti šią veislę. Ir žiūrėkite dabar patį procesą, patį darbą. Ir tam tikram aukštyje, kur mes norime, kad būtų augtų jau pagrindinės šakos, padarome taip. Štai taip. Gerai. Dabar padarome pjūvį ant uogelio. Iš dviejų pusių, štai tokį pjūvį. Galime truputį smailiau padaryti. Vienas antras pumpuras. Pjauname. Vėl paimame peiliuką ir įstatome uogelį. Šitą galiuką nukerpam. Ir žiūrėkit, mes dabar iš karto galime formuoti būsimo medžio vainiką, lają ir pagrindinės šakas. Mes iš karto galime formuoti teisingą kampą, kad augtų kampų artimų 90 laipsnių, bet ne taip. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, mes galime išdėlioti orientaciją pagrindinių šakų. Ir dabar tiesiog šį uogelį reikia užvyniuoti. Aha, dabar vis dėlto palaukit, užsikalbėjau. Čia, žinokit, per daug pjūvio palikau. Verta vis dėlto įkišti daugiau. Čia galime palikti 2-3 mm. Čia nupjauname. Ir dabar tas įskiepis įsikabins ir čia, ir iš tos pusės taip pat. Ir dabar reikia tiesiog užvyniuoti. Paimame juostelę ir viską gražiai ir stipriai, kad prispausti, užvyniuojam. Šiuo būdu šis skiepijimo būdas leidžia mums sutaupyti vienerius metus. Gaminant šeimos šį kartą obelis. Šis būdas, manau, kad kuo puikiausiai tiks ir kriaušėms. Ir dabar iš karto galime padaryti, įskiepyti dar. Dabar aukščiau. Šios pumpurus pašalinam, jie mums nereikalingi. Nedarykite labai arti, vis dėlto tarp pagrindinių šakų turi būti tam tikras atstumas, nors 10 cm turi būti. Taip, padarome pjūvį čia. Okay. Ir lygiai taip pat. Taip. Pjauname uogelį.
Ir įstatome. Peilį dabar galime ištraukti. Čia tarp kitko jau kitą veislę skiepijam, tam, kad būtų įdomiau mums. Ir vėl čia paliekam 2-3 mm, o čia nukerpam taip ir vėl užvyniuojam. Taigi esmę jūs jau supratote, būdą, kaip tas yra daroma. Ir jei tik panorėsite, tai galėsite paeksperimentuoti ir padaryti šį skiepijimą. Ir pagaminti, užauginti šeimos medžius labai greitai, iš vienmetuko. Taip. Dabar tiesiog pasidarbuosiu, dar 2 ūgelius įskiepysiu. Taip, dabar įskiepėjau 1, 2, 3, 4 šakeles į visas pasaulio pusės. Bet dabar žinokit, kad aš manau, kad reikia paskiepyti ir viršūnę su kita veisle. Kodėl? Nes jeigu mes paliksime taip, o viršūnė augs motininis medis, motininė veislė, tai jinai tada čia dominuos. Ir nebus reikalo augti šioms šoninėms šakoms. Todėl įskiepysim čia dar 1 veislė, bus 5, iš viso bus įskiepyta 5 veislės, plus motininė veislė, tai čia bus 6 veislių. Aišku, kad jeigu viskas prigis. Čia visiškai nebūtinai, nes būdas gan toks yra reiklus. Bet jeigu prigis net ir 3 skiepai, net ir 2, tai mes vis tiek čia gausime 2-3 veislių iki 6 veislių sodinuką. Taigi įskiepysim ir viršūnėlę. Jūs matote, kad dabar aš truputį pavėluotai darau tą darbą, nes jau pradeda jau sprogti pumpurai. Tačiau nieko baisaus, aš manau, kad man viskas pavyks. Dabar skiepijame sudūrimu. Padarysime pagerintą sudūrimą su liežuvėliu. Taip. Taip. Paliekame 2 pumpurus, 1, 2. Šitas nesiskaito. Ir sujungiam. Štai kaip gražiai viskas susijungia ir lieka tik užvyniuoti. Šį pumpurą dėl viso pikto galime palikti neuždarytą. Jis gali prigyti ir pradėti augti. Ir čia viršūnę užvyniosime visą ūgelį. Tuoj pasakysiu, kodėl visą užvyniosiu. Dabar pasakysiu, kodėl visą užvyniuosiu. Taip. Beveik visą. Taip, padarome mazgą. Gerai. Su skiepijimu viskas. Dabar dar vienas niuansas, kadangi dabar saulė, vėjas, kartais ir šilta būna labai, tai mums reikia apsaugoti ūgelius nuo išdžiovimo.
Jeigu jie tiesiog išdžius, tai niekas čia tikrai garantuotai neprigis. Ir mes turime du variantus. Pirmas variantas, tai mes galime užtepti su sodo specialių vokiečių gamybos šachtai įmonės. Sodo vaškas skirtas būtent skiepijimui, brunonija vadinamas. Ir antras dalykas, antras variantas, mes galime papildomai apvynioti šiuos skiepus su japonų suyrančia skiepijimo juostele. Ir su šia juostele mes galime apvynioti netgi kartu su pumpurais visą ugelį ir pumpurai sėkmingai pro šią plėvelę prasiveržia, auga ir po to šį plėvelę visiškai suyra. Tai aš padarysiu taip, kad porą šakelių užtepsiu su brunonija, porą šakelių užtepsiu su skiepijimo juostelė suyrančia savaime ir po to žiūrėsime rezultatą, kas yra geriau. Ir viršutinės užtepsime su brunonija, pilnai uždengsime. Ja, kaip gražiai limpa. Taip. Pilnai. Pumpurus taip pat uždengiam. Jie puikiausiai po to prasiskverbs. Čia tą patį darbą padarome. Žiūrime įdėmiai tam, kad padengti visą ugelį. Kad neliktų vietų, kur gali išgaruoti drėgmė. Jeigu kažkur neužvyniuota iki galo hermetiškai, tai irgi galime uždengti šią vietą su brunonija. Ir dabar šitą ugelį mes užvyniosime, užhermetizuosime su šia japonų gamybos savaime suyrančia plėvelė. Ši plėvelė labai gerai tempiasi. Žiūrėkit, tokį ugelį apvyniot mums užteks štai tokios juostelės. Taip. Žiūrėkite, kaip jinai išsitempia. Matot? Ir pradedam nuo čia. Čia kartu užvyniosime ir šias vietas, labai svarbu, kur gali išgaruoti drėgmė. Taip. Taip. Ir važiuojame viršų. Ir mes galime užvynioti net ir pumpurus visiškai. Uždaryti ir pumpurus. Nes pro šią plėvelę pumpurai kuo puikiausiai prasiskverbs ir augs. Ir nereikia jokių mazgų, nieko užrišti. Šį plėvelę pati prie savęs, kuo puikiausiai prisiklijuoja. Matot, mes 100% užhermetizavom šį ugelį. Jis tikrai neišdžius. Viskas šis darbas padarytas. Pamiršau užtepti čia viršūnę, tačiau padarysiu tą, nebijokite. O nepamirškite svarbiausia, kad pas mūsų internetinė parduotuvė sodaekspertai.lt jūs visada galite nusipirkti visus įrankius, visus reikalus, kurie reikalingi skiepijimui. Tai bus ir sekatoriai sodo, ir sodo peiliai įvairūs, ir rūdijančio plieno, ir nerūdijančio plieno, ir skiepijimo juostelės, ir medžio vašką brunonija, viską, kad jūsų skiepai garantuotai prigytų. Laukiam rezultatų, o kol kas sėkmės ir sėkmės sudinkaujant. Žiūrėkite, 2 metai po skiepijimo būtent šiuo būdu, kuris buvo parodytas. Čia mes įskiepijom ir viskas labai gražiai užaugo. Čia jūs matote pėdsaką, tą skilimą, kuris jau praktiškai užaugo. Čia tas pats teisingas kampas, suaugimas nuostabus
Ir šioje pusėje jūs matote to skilimo irgi pėdsaką, kuris gražiai užaugo. Puikus prigijimas, nuostabus rezultatas.